Sveiki, ugninis kvėpavimas yra tonizuojantis kvėpavimo pratimas, kuris stimuliuoja žarnyną, aplink esančius vidaus organus, stiprina virškinimą, ugnies elementą mūsų kūne, valo kvėpavimo takus, prisotina kūną deguonies ir subalansuoja emociškai. Kvėpavimo metu mes kvėpuojam ritmingai, įkvėpimo ir iškvėpimo greitis ir ilgis yra toks pat. Tad dabar parodysiu, kaip šį kvėpavimo pratimą reikia daryti. Galima sėdėti ant kėdės arba ant žemės, svarbiausia stuburas tiesus, kvėpavimo takai atviri. Štai toks ritmas. Mokantis galima pabandyti šiek tiek lėčiau. Ir kaip matot, galima daryti šiek tiek lėčiau ir paskui pabandyti truputį greičiau. Labai svarbu, kad kvėpavimo metu mūsų veidas būtų atsipalaidavęs, pečiai atsipalaidavę, nes dažna klaida būna, kad kvėpuoja žmonės ir judina visą kūną. Tai šito daryti nereikia. Mes atpalaiduojam visą kūną, pasidedam rankas ant kelių ir tada kvėpavimas vyksta, judinant pilvą. Kad nekvėpuoti iš krūtinės, mes kvėpuojam iš pilvo ir galit pasidėti ranką prie pilvo ir galim pabandyti kartu. Kaip matot, pauzė įkvėpus, iškvėpus nėra. Štai toks kvėpavimas. Kad dar geriau pavyktų įsivaizduoti, kaip teisingai atlikti šį kvėpavimo pratimą, galim įsivaizduoti, kaip šunės pavargę lekuoja, įsižioja ir štai toks ir šitas kvėpavimas. Mes kvėpuojam ne pražioję burną, o per nosį. Lūpos suglaustos ir kvėpavimas vyksta per nosį. Tad pabandykim padaryti 30 tokių kvėpavimų, 3 kartus po 30 ir pažiūrėsim, kaip mums seksis kartu. Užmerkit akis. Atpalaiduokit kūną. Jeigu norit, akys gali būti ir atmerktos, pasirinkit kaip patogiau. Keletas akimirkų dėmesio sutelkimo į kūno pojūčius, kad kūnas atsipalaiduotų. Šypsena, kaip visada, padeda dar labiau atsipalaiduoti, tad nusišypsom savo kūnui, padedami sustiprinti koncentraciją ir atsipalaiduoti. Dėmesys į kvėpavimą. Kaip ir minėjau, ranką galima pasidėti ant pilvo pirmam kartui, kad geriau jausti. Ir pradedam. Mintise skaičiuojam iki 30 ir tada ilsimės. Padedam ranką ant kelio, nusišypsom, stebim kūno pojūčius ir kaip keičiasi mūsų vidinė būsena. Labai svarbu į tai atkreipti daugiau dėmesio. Nebandyti sukurti, bet po kiekvieno raundo atkreipti dėmesio į tai, kaip keičiasi mūsų vidinė būsena. Pabandom dar kartą. Dėmesys į kūną. Įkvėpavimą ir pradedam. Ilsimės. Atsipalaiduojam. Išliekam su kūno pojūčiais, su kvėpavimu ir šypsena. Bandom keisti, vertinti, analizuoti. Šypsomės, atpalaiduojam kūną ir stebim. Dar kartą. Dabar padarykim 50.
Atsipalaiduojam, susijungiam su kūno pojūčiais, kvėpavimu ir stebim. Leidžiam sau būti. Leidžiam sau jausti. Ir štai taip galit prieš kiekvieną meditaciją, praktiką pabandyti ir vėliau šitą kvėpavimo skaičių galima išdidinti iki 100 ar daugiau. Svarbiausia bent jau keletą valandų būti nieko nevalgius, kad mūsų skrandis būtų tuščias ir tada mes galim atlikti šį kvėpavimo pratimą. Kitas kvėpavimo pratimas labai panašus, bet mes jį darysim iškėlę rankas į viršų, įkvepiant, iškvepiant nuleisim rankas. Parodysiu, kaip tai atrodo. Štai toks. Kvėpavimas yra šiek tiek jau ilgesnis, jam reikia daugiau energijos. Ugninis kvėpavimas tai galima visur ir visada prasikvėpuoti ir pajausti viduje daugiau energijos, atsipalaidavimo, stimuliuoja mūsų nervų sistemą, tad jis labai efektyvus. Bastrika kvėpavimo pratimas yra šiek tiek su daugiau energijos ir mes dar prijungsim rankas, tad pabandykim padaryti 30 tokių kartų. Įkvepiam ir pradedam. Leidžiam rankas, įkvepiam, iškvepiam ir palaukiam, kol nurims mūsų kvėpavimas, stebėdami kūno pojūčius. Kaip matot, po šio kvėpavimo pratimo labiau suaktyvėja mūsų kūno energija ir galim skirti šiek tiek daugiau laiko kūno pojūčių nurimimui, kūno atsipalaidavimui, dėmesio sutelkimui ir kvėpavimo nurimimui. Šypsantis, palaiduojant veidą, pečius ir stebint, kaip mūsų kūne juda energija, juda įvairūs pojūčiai. Galim pastebėti kūno energijos lauką ir jo nekontroliuoti. Tiesiog stebėti. Dar kartą. Įkvepiam, pradedam. Atsipalaiduojam, nusišypsom ir palaukiam, kol mūsų kvėpavimas nurims. Dar kartą. Įkvepiam, pradedam. Nuleidžiam rankas.
Stengiamės nevertinti, nešališkai stebėti, atsipalaiduoti, priimti visus pojūčius, mokantis neprisirišti. O dabar pabandysim dar ugninio kvėpavimo vieną setą ir po šito ugninio kvėpavimo mes įkvėpsim, sulaikysim keletą sekundžių, tada pilnai iškvėpsim. Pamenat, kaip diafragminiam kvėpavime, kai iškvepiant mes spaudžiam pilvą link nugaros ir įtempiam dubens raumenis. Ir pabandysim sulaikyti iki pirmo impulso įkvėpt ir tada pakvėpuosim natūraliai ir padarysim dar vieną kartą. Tad pabandysim mokytis pilnai iškvėpę. Pilnai reiškia, kad iškvėpdamas orą aš įtraukiu šiek tiek pilvą, sukuriu tarsi kaip vakuumą, spaudžiu pilvą link nugaros, įtempinėju dubens raumenis apie 30-40% ir tada atsipalaiduoju, stebiu kūno pojūčius, atsiranda pirmas impulsas įkvėpt, įkvėpiu ir palaukiu, kol kvėpavimas nurims. Pabandykim. 30 ugninio kvėpavimo. Įkvėpiam per nosį. Sulaikom. Dar kartą į viršų įkvėpiam. Laikom. Iškvėpiam lėtai per nosį. Pilvą, įtempiam dubens raumenis, laikom. Atsipalaiduojam. Padarykim dar vieną kartą ir mūsų kvėpavimo pratimo pamoką baigsim. Atsipalaiduojam. Pradedam. Įkvepiam, laikom, įkvepiam ant viršaus, laikom, lėtai iškvepiam, įtempiam pilvą, dubens raumenis, laikom. Spaudžiam pilvą, įtempinėjam dubens raumenis. Kvėpavimas natūralus. Tad ačiū už jūsų dėmesį ir iki.